uždavinėlis B03, pagrindinės mokyklos uždavinys, ne 11-12 klasės, 30% išlaidų 420 eurų sudaro, tai yra maistas sąlygai duota, klausė, kiek eurų šeima turėjo išlaidų rūbams, jeigu tai sudaro 25% visų išlaidų. Na, šį uždavinį galima spręsti įvairiai. Pirmasis sprendimo būdas, sakykime taip, pagrindinis procentų uždavinių sprendimo būdas surasti, kiek yra 1%. Tai jeigu 30% yra 420 eurų, tai kiek 1%? 420 padalyja iš 30 ir gausim, kiek yra 1%. Tai yra 14 eurų sudaro 1%. Belieka apskaičiuoti, kiek 25% bus eurų. Tai 25%, tai aišku 14 padauginę iš 25. Gausim, kiek yra 25%, tai yra 10 kart 25, 250, 4 kart 25, 100, tai iš viso 350 eurų. Valio toks atsakymas ir yra B. Kaip dar buvo galima spręsti uždavinį, sakykime taip, nebūtinai taip sprendžiant. Rūbam išleido šeima mažiau negu maistui. Čia 30%, čia 20%. Deja, tarp visų atsakymų visi skaičiai yra mažesni už 420, visi lyg tinka. Na, čia ne tiek daug mažai, kad šitas tiktų. Ne, tai vad gal tik tai, jeigu jau spėt, tai galima, sakykime taip, patarti spėti iš tų 3. Kiek kartų mažiau išleido? 5% mažiau, 5% čia kiek kartų įeina? 6, ne? 30 padalinė iš 5, reiškia 6/6 mažiau. 6 randam nuo šito skaičiaus, tai yra 70 eurų, 420 iš 6 yra 70 ir iš 420 atėmė 70 eurų, gaunam tą patį 350. Galima ir kitaip spręsti.